Ar žinojote, kad mes gyvename tokiu dėkingu metu, kuomet galima nuo teisingai parinktos procedūros atjaunėti net 20 metų? Skamba surrealistiškai, bet tokia yra šiandienos realybė. Tačiau svarbus momentas, kad jeigu ta procedūra parinkta netinkama arba atliko nekompetitingas asmuo, tai gali būti atvirkštinis variantas ir procedūra gali atnešti netgi atvirkštinį rezultatą. 10-20 metų jūs net pasendinti. Todėl mes esame čia su RSTETIC tarptautinių klinikų įkūrėja Jurgita Stoškienė, kuri pati yra medikė, dermatologė, trichologė. Ir kažkaip pakalbėjome su Jurgita, iš kur kilo tas noras pradėti savo laidų podcastų ciklą. Būtent tai buvo noras pažininti ir šviesti žmonės ne per trumpus kažkokius epizodus, reelsus, 15 sekundžių, kai kurie tik truko, o nori įvesti į gilį ir suteikti iš tikrųjų tą supratimą, kaip nepaskesti tarp visos tos pasiūlos, tarp įvairiausių procedūrų, įvairiausių sprendimų, jūsų geriausiai išvaizdai palaikyti ir tą laiką atsukti. Na, iš tiesų, kaip gimė RSTETIC, tai iš tiesų aš bendrai kūrėja su vyru, dėkinga jam už šitą galimybę, kad mes kartu tiek metų žengiam kaip tvirta labai komanda, tačiau iš tiesų visada buvau turbūt perfekcionistė savo srityje ir kai tik atidarėm pačią pirmąją kliniką, žinojau, kad pradėsim procedūras nuo pačių geriausių pasaulyje lazerių. Tai pats pirmasis buvo plaukelių šalimo lazeris Aleksandrito, kuris yra iki šiol būtent šis Candela Medical jau 30 metų pasaulyje, pats pirmasis beje pasaulyje ir iki šiol galingiausias, vienas efektyviausių lazerių. Ir taip gimė klinikoje pirmasis aukšto standarto lazeris, nes aš žinau, kad žmogui negaliu duoti nieko blogiau, negu tai yra sukurta. Tai bus pati geriausia technologija būtent tai problemai spręsti. Na ir atėjo laikas antram lazeriui, kai be abejo labai tokia, sakyčiau, aktuali būtent mūsų šalise rožinės arba odos raudonio problema. Na ir kitas lazeris, žinoma, turėjo būti irgi pats geriausias savo kategorijai. Na ir taip su tokiu užsivedimu vienas po kito pasipylė, žodžiu, tie pirmieji aukšto standarto lazeriai, kurie dabar jau virto didžiulę virtinę mūsų lazerio agregatų. Na ir toliau, žinoma, visos kitos procedūros sekė lygiai tokia pačia tvarka. Tų naujovių yra begalės, bet norisi būtent to sprendimo žmogui, kuris yra geriausias šiai dienai, atrinktas, kokybiškiausias ir duoda patį geriausią rezultatą. Taip. Jurgita, man atrodo, aš atsimenu, kur buvo ta pirmoji pradžioje nedidelė klinika, netoli Vingio parko, gal kažkur prie Konarskio. Taip, prie Konarskio, ar ne? Taip. Nes, ne prie Konarskio, tai buvo kardiolitoje. Tai buvo vienas kabinetas ir buvo pirmoji klinika. Gerai, o Vilniuje, netoli Vingio parko, čia buvo jau kelinta klinika, ten buvo lazerinė klinika vadinosi, aš prisimenu. Lazerinė klinika LT ir iki šiol vadinasi, tik tais mes ilgainiui RSTETIC jau populiarėjo, dar pačiai pradžioje aš visada bejojau, ar tas pavadinimas geras, ar ne, dar skambino mūsų bendrai draugiai Ritai, jinai davė palaiminimą man, jis buvo labai svarbus. Ir dabar turime mes du pavadinimus, tai RSTETIC, lazerinė klinika. Taip. Dėl ko paklausiu, nes aš prisimenu, kad aš ten, neprisimenu, prieš kiek tai metų buvo prieš 17. Tai matyt, prieš 17 buvo ir aš būtent jau dėl lazerio, bet dabar neatsimenu, koks buvo mano tikslas. Ar kažkokia pigmentinė dėmelė, bet tikrai atsimenu. Aš taip neatsimenu turbūt to momento. Ir aš, pačios Jurgita tavęs nemačiau, bet prisimenu, kad tai buvo, o kur eit, tai buvo visi tik tai, kas iš šono rekomendavo, tai būtinai lazerinė klinika. Tai čia tikrai tokia istorija buvo. O galiausiai jos taip drąsiai iš tiesų užėmėt rinką ir, skambėjot tikrai. Buvo tas, kad geriausi aparatai, tai nuostabu išlaikyti tokią ilgametę kokybę, seką ir išauginti taip stipriai kolektyvą. Na, žinot, Viktorija, kaip ir jūs matėt, savo veiklą degate ir jau kiek metų, kuo tolyn, pradėt vienyti bendruomenę žmonių, kurie būtent jumis tiki ir mato rezultatus ir seka jūs. Tai lygiai taip pat ir čia. 17 metų, šiais metais jau klinikai bus 18 metų, kai tu puoselį augini, laistai kiekvieną dieną. Tai iš tiesų aš turiu vieną vaiką, bet, kaip sakau, turiu labai daug vaikų. Tai reiškia daug
klinikų ir turi prižiūrėti, kiekvieną dieną auginti, nes ko nelaistume, žinotame, tas ir neauga. Tai turbūt mums, sakyčiau, viena iš sėkmės paslapčių yra dar ta, kad mes gyvenam labai tokiam grožio spote, aš taip vadinu, nes mūsų būtent šita šalis, Lietuva, visos Baltijos šalis, net sakyčiau Lietuva, yra, gražuolių kraštas. Tikrai mes negalime nuneigti, kad yra vienos gražiausių pasaulio moterų. Ir dar prieš karą sėmėmės labai daug mokslų iš slavų šalių, nes labai daug stažuodavomės Maskvoje, iš Kijevo labai daug žinių esam susisėmę, nes nepaslaptis, kad būtent tos šalis irgi labai pamišę dėl grožio ir ruošia vienų stipriausių lektorių, gydytojų, kurie tikrai yra korifėjai, profesoriai ir mes esam labai daug iš jų išmokę. Vėliau per karą visą tai persikėlė į webinarus, online seminarus, tačiau nenutrūkstamai ir toliau mes tas žinias sėmėmės ir iš Europos, ir iš Amerikos, Pietų Korėjos. Tai turbūt mūsų ta tokia lokacija yra labai patraukli susirpti tas žinias ir jas įgyvendinti, nes aš pastebiu, kad tarkim ar Amerika ar ne, tik nesenai atsirado Salmon DNA išpopuliarintas Kim Kardashian, būtent polinukleotidai. O mes tuo tarpu polinukleotidus klinikui jau leidžiam virš 10 metų ir net Azerbaidžane vykstančiame kongrese laimėjome apdovanojimą kaip viena iš Europos klinikų atliekanti daugiausiai šitų injekcijų. Tuo tarpu, tarkim, Europoje, Vokietijoje dar tik tai kaip visiškai naujiena pristatoma. Ir tarkim, kelių metų bėgyje jau pradėjome leisti tas injekcijas, kad šitie polinukleotidai net patalpinti egzosomas ir pridėta dar biometinių peptidų. Tai žodžiu, iš tiesų gerokai esam pažengę net ir savo šalyje. Tai labai to džiaugiamės, nes puikus rezultatai yra puikios galimybės gauti tas žinias. Jurgita, o kokį efektą galima išgauti su būtent šita procedūra polinukleotidai, kurie dėti egzosomus ir su peptidais? Taip, tai čia yra, žodžiu, egzosomų molekulę patalpinti polinukleotidai ir šitos egzosomos pasaulyje yra įvairiausios kilmės. Labai kontroversiškos yra žmogaus egzosomos, dar Europai nepriimtinos, tuo tarpu šitos, kurias naudojame mes, tai yra sintetinės kilmės, specialiai sukurtos, kad neturėtų jokių pašalinių poveikių. Tiesiog jie yra natūraliai ekskliuduoti gamybos būdu ir pridėti peptidai. Tai ką galime išgauti? Tai galime gauti tokios labai gražios, sodrios, išlygintos odos vaizdą. Ypatingai didžiulis poveikis dekolte odai, nes dekolte odą yra sunkiau atšviežinti, tai ypatingai po 2-3 egzosomų procedūrų šitos kilmės, dekolte tikrai atrodo nuostabiai. O kaklo zona, pavyzdžiui? Lygiai taip pat kaklas, veidas, tačiau tokia sunkiau pasiduodantis rytis, dekolte, kur yra miego raukšlės, net ir jos pasiduoda. Kaklo tie pirmieji, žinoma, požymiai, visada mes atliekam boosterių procedūras, dėl to, kad jau filerių kaip ir amžius šiek tiek traukiasi ir net gerokai traukiasi į šoną. Dabar, sakyčiau, tokia yra boosterių ir bioregeneracijos era, kai atsirado tokios medžiagos kaip amino rūgštis, polinukleotidai, gintaro rūgštis, taip pat kolageno stimuliatoriai. Tai dabar jų ant tiek apstu ir tiek daug, kad visos tos procedūros yra labai aktyviai leidžiamos į kaklą. Tačiau būna, kad jeigu mes, tarkim, 2-3 procedūrų metu matom, kad lyg kaklas ir gražesnis, bet dar trūksta, tarsi skrenta, tai žinoma, šitoje vietoje mes jau pradedame atkreipti perimenopauzės simptomus. Čia jau ir jūsų gvildenama tema. Tai visada reikėtų pradėti žiūrėti, galbūt yra kažkoks tai hormonų trūkumas arba svyravimai ir tada jau taip pat įjungti atitinkamas pavaras būtent šitoje srityje. Supratau. Tai visgi labai buvo gera išgirsti, kad traukiasi, keičiasi, ne pozicijos. Šiuo metu viskas į tai, kad užkurti pačios resursus, ar ne? Ir... Taip, iš tiesų, sakyčiau, kad dabar žmonės, kurie gražinasi, labai palankioj terpiai gyvena, todėl, kad jie nebėra nusiteikę būti ten, tarkim, tokio pavargusio, išpurtusio veido, pillow face, tie vadinami visi dalykai. Tai čia atsirado būtent hialurono eros suklestėjimu ir jeigu tai pasižiūrėjus, kolageno rūgštis pasaulyje egzistuoja 20 metų. Tai nėra
nėra iš tikrųjų toks didelis laiko tarpas. Tai todėl pati pradžia hialurono rūgšties, kai aš dar buvau prieš 20 metų, visiškai tik baigusi rezidentę, tai buvo pakankamai geros kokybės, nes tie fileriai buvo lengvai stabilizuoti, jie neduodavo tokio pučiančio vaizdo, jie būdavo lengvesnio, netokio prolonguoto efekto, tačiau ilgainiui jos tobulino, kol pasidarė tokie volumizeriai, pučiantis ir aš atsimenu dar tuos šou pristatymų metu darydavo tokius kaip šou, kad gydytojas vienu metu suleidžia 16-24 švirkštus į veidą ir mes žiūrėdavom į tą veidą ir tuo metu jis tikrai atrodydavo gražiai, bet po 2-3 mėnesių žinoma, kad atsirasdavo limfostazė ir visi kiti dalykai. Tai iš tikrųjų yra ta blogoji mokykla ir dabar labai džiaugiuosi, kad mes nuo to nueinam, nes atsimenu, tie pirmieji 10 metų ir buvo įvairiausių technikų, turbūt klaidų atsiradimo pavyzdžiai. Mes kažkaip klinikoje tą labai greit pagavom, nes labai turbūt tą natūralią eigą stengiamės eiti, prižiūrėti tą odą, tai tokių rezultatų nesumačiusi, tačiau iš tikrųjų, kas labai sąžiningai vykdė vienu žodžiu tas visas metodikas, tai iš tikrųjų pavyzdžių yra ir negerų, tačiau vienu metu aš atsimenu, tai čia buvo gal bevarots prieš 10 irgi metų, vienu metu daugiau tirpdžiau, negu leisdavau injekcijas, tai taip sąlyginai daugiau, bet iš tikrųjų tai buvo masė žmonių, kurie norėdavo sutvarkyti veidus. Tačiau šiai dienai mes turim labai puikius protokolus, kurie greitai, saugiai ištirpdo, nebūtina net reikia hialuronidazės, tai tikrai tą galima sutvarkyti, tik reikia, žodžiu, pastebėti, atkreipti dėmesį į save, nes ne visi žmonės galbūt save net mato, dažnai kiti žmonės galbūt atkreipia į tai dėmesį. Tai tikrai yra priemonių, galima jau padėti išleisti tos veidus. Tačiau dabar jau šis 10-metis jau atsirado tokia kaip bioregeneracijos era, tai yra boosterių. Tai visos tos mano išvardintos medžiagos, natūralios, kurios tiesiog yra nestabilizuotos, kurios yra suleidžiamos tam tikrą poveikį norint išgauti odos. Ar tai mažinti raudonį, ar stangrumą, ar paakių raukšlelės lyginti, ar, žodžiu, duoti tokį kaip glow efektą. Tai pigmentaciją mažinti, žodžiu, priklausomai nuo to, arba raukšlelės ten kažkokias mažinti, stengrint. Tai boosteriai yra tikrai nepavojingi, jie tam atliekami, kad ta oda tiesiog ilgiau atrodytų kokybiška ir nesugleptų. Neišlieka visą laiką ant veido, padaro savo darbą. Ir taip, ir keliauja. Supratau. O galima, pavyzdžiui, paklausti, koks toks, aišku, tai viskas labai individualu, bet toks standartinis, bazinis, aišku, protokolas, nuo kurio galima atsispirti, moteriai po 40, kaip netgi jeigu labai ryškių kažkokių tai nėra nusiskundimų, bet tam, kad iš tiesų, po 10 metų sakyčiau, gerai, kad aš pradėjau laiku prevenciškai investuoti į teisingas procedūras. Tai aš ir sakyčiau, kad visą tai mes vertinam kabinete, nes iš tikrųjų esame visi be galo skirtingi. 40 metų gali atrodyti kaip 50, gali atrodyti tų pačių 40, kas yra irgi jau labai puiku, gali atrodyti 10 metų jauniau. Tai šiais laikais aš, kadangi vis tiek visada kabinete klausiu pacientės amžiaus, nes tai yra labai svarbu, koks hormoninis fonas, kokios procedūros darytos ir panašiai, kad maždaug suprasti biologinį amžių, tai 10 metų labai lengvai gali nubraukti šiais laikais, bet kartais tikrai ir kuo dažniau tokių pasirodo pavyzdžių, kad kartais ir 20 metų gali nubraukti ir tai yra labai nuostabu. Supratau. Tai būtent tie boosteriai, ar ne, atliekami pagal gydytojos paskirtą protokolą? Taip, matant nuogą odą, tiesiog pasižiūrint, ko labiausiai reikia. Ir kartais mes visuomet, aišku, sudarom gydymo planą po procedūros, bet tas gydymo planas, jisai taip sparčiai keičiasi kiekvieną kartą ateinant, nes kartais būna pavargusi oda, galbūt žmogus išgyvena kažkokį stresingą laikotarpį, gal dehidratacija, po skrydžio, ten skyrybos ir panašiai, nebuvo priežiūros ilgą laiką. Ir po to pradeda labai sistemingai, jis dažniausiai ateina pas mus į kabinetą, kai jisai turbūt visą savo gyvenimą tvarkosi, ar ne, o ne tik tai, kad kažką labai blogai daro ir retkarčiais ten pasidarys boosterį. Aišku, visokių būna variantų, bet jeigu viskas tvarkosi pas žmogų labai ir organizme, keičiam mes protokolą, atrodo, lyg reikėjo didesnio kurso,
o čia mes sutilpsime į vieną procedūrą ir tada keisim eigoje kitą. Bet žinoma, neatsiejamai prie boosterių yra ir aparatinės procedūros, nes negali su vienu kažkokiu tai produktu padaryti visko. Tarkim, aš Lietuvoje, man teko garbė būti pačiai pirmai biorevitalizacijos dėstytojai, tai dar iki to laiko buvo tik mezoterapija ir tada atsirado biorevitalizacija. Tai reiškia didesnės molekulės hialurono rūgštis, dabar jau neirgi nuėjusi praeitį, nes jau dabar yra bioreparacija, tai reiškia, kad į hialuroną pridedama ir peptidai, ir amino rūgštis, ir įvairiausios kitos medžiagos, bet tada buvo tik hialurono rūgštis ir kai subadydom veidą, tada buvo technikos paviršinės papulės ir žmogus vaikščiodavo 3-5 dienas kaip rupūžiukas. Tai žodžiu, tai tada atrodė, štai atėjo biorevitalizacija, nebereikės jokių kitų procedūrų, bet tikrai taip nėra, visada mes kombinuojam ir tada sudarai geriausią protokolą, aparatinės procedūros plus boosteriai, tam, kad tas žmogus tikrai subtiliai gražiai atrodytų, nebūtų drastiškų pokyčių, nes tai yra jau be galo nemadinga ir nereikalinga. Mes nenorim atrodyti kitaip, mes norim atrodyti geriausią savo versiją. Tikrai taip. Bet aš, kai esu išbandžiusi pas jūs, tai aparatinės procedūras ir esu labai patenkinta, nes mano buvo ir tikslas toks švelnus, subtilus, natūralus priėjimas su pažangiom technologijom. Tai aš esu išbandžiusi tikriausiai vieną pirmųjų Volnumer. Nes jau sužinojau apie jo atkeliavimą iš anksto. Nes, kaip suprantu, čia yra dar pažangesnis kažkaip variantas arba veikia kitaip negu HIFU, ar ne? Čia yra ne HIFU, o geriau veikia negu termažas, nes termažas buvo irgi monopoliarinis radio dažnis, tai termaža buvo labai daug kartų, tai mes dirbom visada su naujausiam termaž CPT ir termaž FLX, tačiau aišku Volnumeris išstūmė termažą dėl to, kad jisai dar modernesnė, dar naujesnė ir jisai procedūra, kuri neplonina odos, bet tiesiog pastangrina, kompaktizuoja veidą ir tai yra procedūra, tarsi investicija, kaip tu atrodysi po 3 ar 6 mėnesių į priekį. Tai turbūt jūs tas ir sugundė, ar ne, kaip daugiau prevencija. Ir visų pirma, neinvazinė, aš tokia bailė truputėlį ir pradėjau nuo tų mažiausių dažnių, tai dabar lauksiu, kada praeis 6 mėnesiai ir norėsiu pakartoti, bet truputį drąsiau. Nes, matau, kažkaip, ką norėčiau, tas stangrumas. Pas mane gal nėra problemos, tarkim, su raukšlelė, mano toks odos tipas, bet kažkaip norisi išvengti, norisi išlaikyti gražų ovalą, sakyčiau, natūraliai. Tai Volnumeris, man atrodo, idealiai tam tinka ir ir kaklo zona irgi buvo. Tai labai maloni procedūra. Ir kaip karštų akmenų masažas, gal net šiltų, sakyčiau. Tikrai, nes apie kitas, pavyzdžiui, panašaus pobūdžio šiek tiek gali būti tas irgi individualizuotas jautrumas. Taip, jeigu, tarkim, pasižiūrėti, kas yra HIFU premium ar ne, kur mes naudojam klinikų ultraformeris, tai jisai jau neplonina odos, dėl to, kad yra 12 antgalių ir tu gali tiesiog storint odą su pačiais smulkiausiais antgaliukais, jeigu tu matai didžiulį, tarkim, pagurklį arba ten kažkokią pilvo zoną, tu gali paimti ten 12 mm antgalį ir jau tada sistemingai žiūrėti, vykti tą riebalinį audinį. Tai tarkim, sakykime, HIFU arba tas ultraformeris, jeigu būtų namas, jisai būtų kaip plytos. O Volnumeris yra kaip cementas. Tai jisai tarsi užcementuoja visą tą pamatą ir mes turim namo pamatą. Na ir jau boosteriai, tai yra langai, užuolaidos, šviestuvai, kažkoks tai paveikslas. Tai maždaug taip įsivaizduoti veido karkasą. Tai visgi HIFU, tai reiškia, jie viens su kitu nekonkuruoja. Jie visiškai nekonkuruoja. Netgi vadinam, yra tokia procedūra, kurią mes pirmieji pabaltijo šalyse pradėjom taikyti, Volformer. Tai jeigu matėte, dabar labai tokia madinga, eina daug kur reelsų apie tai, kad pacientas iš vienos pusės vienas aparatas, iš kitos pusės kitas, tai būtent Volformer, tai yra šitų procedūrų, Volnumerio ir ultraformerio kombinacija, neinvazinė, tu išeini ir jau susikūrei savo tą karkasą. Geras. Ir galima negi vieno atėjimo, jeigu taip užsiregistravai ir 2. Taip, ir atliekama. Ir tada gali tiesiog žiūrėti, kurias vietas, su kuriuo aparatu ir kiek linijų praeiti. Tai iš tikrųjų tokia neinvazinė procedūra ir netgi jinai turi tokį kaip ir juokingą pavadinimą, kad aš nieko nedariau savo odai. Nes yra moterų, kurios labai dalinasi, ką darė, o kitos sako, kad nieko nedaro, bet gražiai atrodo. Tai dėl to ir neįgavusi tokį, žodžiu, nieko nedarytos odos vaizdą, bet atrodo, kad gražiai tiesiog. Tai HIFU veikia dar riebalinį audinukų.
audinuką, ar ne? Jinai kompaktizuoja. Su mūsų amžium riebalinis audinys pradeda tysti ir jisai pradeda darytis toks pastoziškas. Tai reiškia, tos ląstelės pasidaro tokios nelabai gražios, jau išpurtę ir jisai jį kompaktizuoja, padaro tokį, labiau veiduką kompaktišką, kad neišvažiavę būtų tie riebaliniai kompartmentai. Tai va, jisai tarsi sustato viską į vietas, o volnumeris netgi pastorina tam tikras vietas, kur reikia ir duoda odai tonusą. Tai va, jie dėl to ta jų kombinacija yra ideali. Supratau. Ir HIFU reikėtų kas metus? Arba Priklausant nuo žmogaus ir jo odos problemos. Pavyzdžiui, jūsų atveju tai tikrai kartą per metus yra būtent va šito ultraformerio, tikrai yra dar jo senesnė versija buvo, dabar pats naujausias MPT, tai kartą metuose pilnai užtenka. Supratau. Ir prevenciškai galima irgi? Tikrai taip. Vat būtent turbūt yra toks mitas žmonių dar iš anksčiau, kad HIFU plonina odą. Tai tikrai yra HIFU labai agresyvių aparatų, yra kenietiškų. Ir mes klinikoje turėjom daug tokių atvejų atplūdusių iš miesto. Gelbėkit, darykit, nuėjau, pataupiau, kažkur pasidariau, ką daryti. Tai va, tas atstatymas tikrai neįvyksta per vieną dieną. Vat visi atvejai, kurie mus kreipiasi, tai tikrai dabar labai gražus vaikšto mieste, bet atstatyti su hialuronu galima greitai, bet rezultatas bus negražus. Todėl vat būtent boosteriais metų bėgi sutvarkėm tos visus veidukus, bet iš tikrųjų pradžiai, kai kreipiasi, labai buvo daug ašarų. Labai nuostabus akcentas jūs apie tai, kad yra daug padirbinių pačių aparatų. Ir aparatų, ir injekcijų, kas yra baisiausia. Tai iš tikrųjų niekada negalvojau, kad padirbiniai gali būti medicinos aparatuose arba injekcijose. Tai iš tiesų mes esam, kadangi distributoriai Caregen, Pietų Korejos kompanijos, žodžiu, kurie turi didžiulį fabriką peptidų ir iš tikrųjų yra nuostabus produktai tiek Dr. C plaukų auginimui, tiek Aquashine. Ir kadangi mes matome, kad atsiradę kažkokie tai e-shopai neaiškus, iš kurių perka labai daug klinikų ir po to sako, kad nėra efekto. Tai mums buvo labai nuostabu, tai mes lygiai taip pat užsisakėm iš to e-shopo, nusiuntėm į gamyklą ir buvo didžiulė nuostaba, kad nerasta buvo visiškai peptidų. Buvo tik tai prastos kokybės hialuronas su kažkokiom tai priemaišom. Tai iš tiesų kaip yra baisu ir dėl to aišku, kodėl ta kaina tokia maža yra. Tai maža to, kad tu negauni jokio rezultato, bet kokia žala gali būti sveikatai. Tai dėja, bet padirbiniai yra ir medicinoje. Tikrai taip, va šio klausimu reikia labai dėl to atsakingai rinktis vietą, kurią tu patiki save. Aš manau taip, dėl to, kad vis tik tai yra tavo oda, tavo sveikata ir va tie baisius pavyzdžiai internete būtent ir yra nuo plagiatų dauguma. Geras. Dabar kalbant apie procedūras, kurią visai neseniai išbandžiau ir man tikrai labai gerą įspūdį paliko, o dabar galvoju, kaip aš rinkausi. Aš norėjau būtent odos kokybės tokiam pagerinimui, švitėjimui, nes asmeniškai pasakysiu, neskiriu daug dėmesio odos priežiūrai namie, labai greitai viską darau ir ne taip dažnai irgi atliekiu ir klinikos, bet kai atliekiu labai pasidžiaugiu, nes visą laiką pakonsultuoju, kas mano odai geriausia, kas galėtų duoti efektą ir dabar iš karto, bet ir užbūstins veikimui į priekį. Rinkausi tarp BBL ir Nordlys. Man kažkaip tai dvi šitas rūšis parekomendavo. Ir aplinkoje nemažai kas buvo išbandę irgi BBL pas jūs. Sakė, tikrai pabandyk, pamatysi odą visą švities. Nuostabus rezultatas. Aš negyvat jūsų kolegijai Gretai tokie rašiau, kad atsikeliu ir žiūriu į tą odą. Man atrodo, kad tiesiog ne tai, kad aksominė, bet tokia kaip iš viršelių, tų korejietiškų, nes mano dar tos tipažas korejietiškus, kaip stiklinė oda. Ir iš tiesų, nežinau, ar visoms taip, bet tikrai man ir išgyrė prieš tai, man labai pasiteisino. Tai aš vieną kartą buvau. Tai man iš tiesų tokį turbūt didžiausią wow padarė, kai perskaičiau tyrimą, kad Stanfordo universitetas, tai yra vienas žymiausių medicinos mokslo institucijų Pietų Kalifornijoje, padarė tyrimą su BBL ir kad po 3 procedūrų jie pastebėjo, kad geno ekspresija pasikeitė odos. Tai reiškia, kad oda pradeda kitaip senti. Tai žodžiai pradeda veikti taip, kaip jaunesnė oda. O kas yra jaunesnė oda? Mažiau pigmentacijos, mažiau raudonio, atsiranda tonusas, susitraukia poros. Tai aš atsimenu, pernai kongrese Londone buvo suvažiavę irgi tarptautiniai gydytojai, lektoriai iš Amerikos ir jie tikrai vyrai, kai kurie 60 metų plus, matosi iš stoto, ar ne, vis tiek kažkiek tai biologinis amžius, bet jų odos tokios jaunatviškos, nes jie
pastoviai darosi BBL. Tai iš tiesų antiek smagu, kad ta oda gali amžėti kitaip, atliekant procedūras. Tai va, tai tikrai labai smagu, kad jau yra šiai dienai tokios technologijos, kai galima turėti gražią jauną odą, nes niekas turbūt tiek nejauna kaip odos kokybė. Odos kokybė, plaukai, žinoma. Tekstūra. Čia yra labai gražu. Tai reiškia, BBL kaip ir galima įtraukti tokių jau sisteminių pasikartojančių procedūrų sąrašą iš esmės. Taip, tai yra dar tie keli dalykai, kuriuos reikės daryti visą gyvenimą, nes kartais juokaujam, o ko nereikia daryti visą gyvenimą, ar ne? Sportuoti, gerai maitintis, miegoti, skaityti knygą, mokintis, tai čia bus dar vienas dalykas, ką įsitrauksim į savo rutiną. Tikrai. Ir kas kiek galima kartoti BBL procedūrą? Procedūros atliekamos maždaug kas mėnesį laiko, 3-5 procedūrų kursas ir priklausomai vėlgi mes žiūrime nuo to, ką mums reikia paveikti, ar ne? Ar tai pigmentacija, ar raudonė, ar tiesiog odos struktūra, tonusą. Kas labai įdomu, kad BBL turi 640S filtrą, būtent tas naujasis Heroic valdomas dirbtinio intelekto, kurį mes turim klinikoje. Taip, aš jį ir bandžiau. Tai man tas buvo antiek nuostabu, kad sistema pati tave nuskenuoja, sumažėja žmoniškos klaidos rizika ir jisai tiesiog tau pasako, gydytojas, žinoma, turi savo strategiją, tačiau būtent su to filtru oda atrodo kaip su peris filtro. Tai iš tiesų ten tiek daug filtrų būtent tam lazerį, kad teisingai sudėjus filtrus, oda gali atrodyti kaip be filtro. Bet tikrai taip ir buvo, nes aš tą su dirbtiniu intelektu ir bandžiau, dabar beje mano praėjo, aš jau norėsiu tikriausiai pakartot, nes tikrai aš žiūriu, ryte atsikeliu ir ta oda nėra prie ko prikipti visiškai. Taip, tikrai atrodo, kad filtrų uždėjęs. Man padarė didelį įspūdį. Tai gal kažkas išgirs irgi, sužinos tiesiog, kad ne šiaip savo žodžiai ar kažkur tai girdėjo, bet tikrai daug. Na, yra viena populiariausių pasaulyje, dėl to, kad tai atliekama nuolatos, palaikant, kas nori atrodyti gražiai ir subtiliai, tiesiog išryškinant savo odos gražiausias savybės. Taip. Jurgita, pakalbam tokia subtilesnė tema, galbūt kažkiek tai Hollywoodo galime paliesti, dabar visokių Hollywoodo irgi renginių, Met Gala ir taip toliau, aš nespėjau visko sekti, bet kaip nenori, moteris man vis tiek įkrenta kažkuris asmedė, ar tai apdarai, ar tai irgi išvaizda, lūkai tie vadinamieji ir tikrai įdomu galbūt būtų pagvildenti ir pamatyti tavo kaip ekspertės kampą į procedūrų tą spektrą. Ar tai feilai, ar tai kaip tik fantastiškas rezultatas, tų veidukų. Sakykime, taip. Galim tikrai pakalbėti, nes tai yra labai įdomu, tai yra tai, kas dieną mes nori ar nenori mus pasiekia ir tikrai mes turim pavyzdžių, kurie, kaip minėjau, ir Lietuvoje turbūt grožio šalis, mūsų moteris kaip niekas daugiau pasaulyje turbūt prisižiūri, turbūt neatsiliekam mes Hollywoodui ir kitom tokiom tikrai įžymybių, tik tai galbūt mes žinoma netiek žinomi, tačiau aš manau, kad procedūras tikrai atliekam daugelis tas pačias. Tačiau tikrai yra procedūros, kurios, tarkim, stebi tam tikras žymybės, galim pakalbėti ar ne, tarkim, velnės dėvi Prada, kad tarkim... Tikrai šios tą filmą nueiti. Tarp kitko, galim nueiti kartu, nes aš irgi nebuvau. Gerai. Bet tikrai ištraukos pastojom matau ir kokį susižavėjimą sukėlė Anne Hathaway, kai jinai, žodžiu, pasirodė, kaip jinai nuostabiai atrodo ir taip pat Meryl Streep ir žinoma, be visų spekulacijų jos darė plastinės operacijas ar ne, nes tikrai plastinės operacijos niekas nepakeis, nes tai yra odos pertekliaus ar nesumažinimas, tačiau jinai plastinė operacija nepakeičia odos kokybės. Tai jeigu bus sena, negraži oda, neprižiūrėta, plastinė operacija tiesiog išryškins visą tą dalyką. Tai aš bežiūrinti šitą žvaigždės visada negaliu atsistebėti jų odos kokybę, bet lygiai tokia pat oda matau ir mūsų pacienčių, dėl to, kad tai yra subtilios procedūros, kurios duoda rezultatą, bet tikrai ne per vieną kartą, tai yra nuosekliai prisižiūrint. Gerai, apie Anne Hathaway, kaip tu manai, koks galėtų būti jos tas... auksinis protokolas, gal tokiai odos kokybei, kuri išliko? Jeigu nekalbant apie spekuliuojamą plastinę operaciją, kur girdėjau, kad yra specialistai darė LAI, tai greičiausiai taip ir buvo, nes mes matom, kad ir odos perteklius lik pamažėjęs, tačiau nepriekaištinga odos tekstūra, lygiai taip pat kaip ir Lindsay Lohan. Visi turbūt dabar Anne Hathaway ant bangos, prieš tai visas internetas lūžo nuo Lindsay Lohan. Bet matyt, gal mus pagauna
kiti tie interneto varikliai, algoritmai. Tačiau iš tiesų, apart tų vadinamų patempimo operacijų, gal ten ar deep plane, ar galbūt lengvesnės apimties, tačiau struktūra jų odos nepriekaištinga. Tai tarkim, tai yra visos frakcinės procedūros, kurios šlifuoja odą ar lengvesniam gilį, ar gilesniam. Tarkim, mes klinikoje turim net 6 skirtingų rūšių ir gylio frakcinių, žodžiu, platformų aparatus. Tai iš tikrųjų sudėtinga pasakyti, kurios konkrečiai buvo atliktos nes tikrai aš bent jau Lindsay Lohan, tai kaip ir spėjau ir žinau, būtent kuri atlikta, Anne Hathaway, nesu tikra, ar būtent su vienu atlikta frakciniu lazeriu, ar ne? Kokia atlikta Lindsay? Clear and Brilliant. Tai va, šitą procedūrą iš tikrųjų. Taip, mes turime Mentonę Prancūzijoje, bet Lietuvoje turime ir frakcinius lazerius kitus, kurie yra dar stipresni ir netgi netokio lengvo paviršinio poveikio. Tačiau iš tiesų lygi oda visada atsiranda tada, kai nuosekliai atliekamos procedūros. Tai yra odos šlifavimo, ir odos struktūro, ir tonuso. Tai tas pats Volnumeras ir Ultraformeris, kaip kalbėjom. Na ir žinoma BBL bei Norlis procedūros, kurios yra paviršių visą atjauninančios procedūros. Na ir žinoma boosterio visa seka. Tai visos odos atgauna savo gražiausią vaizdą, ar ne, jos neįgyja kažkieno kitos odos, bet būtent ta oda pražįsta, vat kaip ir tu sakei, ryte atsikėlė ir nėra prie ko prikipti, nes tai yra tavo oda, bet jinai geriausiai savo versijai. Taip, tikrai taip. Ir o tu esi mačius tos frakcinius lazerius ir pati? Aš pati, kadangi turiu autoimuninį tiroiditą, labai turiu vengti šitų procedūrų, dėl to, kad man tada provokuojasi melazma. Nors aš tą melazmą esu irgi išsigydžiusi kitom procedūrom, tačiau bet kuriuo atveju tas polinkis nėra dingęs, todėl frakcinių procedūrų savo galiu leisti labai mažai. Bet ir, pavyzdžiui, tavo rudos akis, irgi tau vasarą jokių būdų negalima būtų daryti šitų procedūrų, nes tiesiog pritrauktum visą saulę. Tačiau neapsieinam be šitų procedūrų žmonėm, kurie turi labai išsiplėtusias poras, randelius, po aknės likę randeliai, strijos, tiesiog randai. Tai arba labai sena, tokia papilkėjusi oda, kur iš tikrųjų jau reikėtų kažko stipresnio. Tai žinoma, frakciniai lazeriai vienos iš tų procedūrų, kur neišvengiamos dermatologo. Taip. O moksė, čia irgi lazeris. Tai moksė yra taip pat frakcinis lazeris, bet jis yra labai silpnas. Vat būtent jį galima atlikti ne tavo fototipu ir ne tavo akių spalvai, tačiau daugeliu žmonių, esant Lietuvoje 1-2 fototipo, iki vasaros tikrai drąsiai galima atlikti moksį, beveik neskausmingas ir duoda labai gerą rezultatą. Tai reiškia, jeigu aš užsimanyčiau, pasigilinsiu, kas tai yra, tai tada rudenį, ar ne? Taip, ir jeigu būtų poreikis, jeigu iš tikrųjų mes matytume, kad reikėtų, kad ar tai būtų kažkokios poros, randeliai, nes tiesiog taip daryti, tai tikrai nėra reikalo. Taip, supratau. Nes tada užtenka tikrai BBL. O kaip Jurgita, pavyzdžiui, kai būna tai nesėkmingi, pavyzdžiui, atsitikimai? Galima stebėti, pavyzdžiui, Jim Carrey, irgi spekuliuojama daug, ar ne? Taip, tai iš tiesų aš gal sakyčiau, yra tokie 3 variantai. Fileriai? Vienas fileriai, taip, tai čia tas, kur mes kalbėjom, tas pirmas 10-metis, ar ne, ir kur turbūt noras, bet kokią kainą galbūt užtušuoti ten ašarų lataką, kur visiškai sakoma, kad negalima giliai ir daug pildyti, yra tam tikros technikos, kur kaip tik išvengiama to pillow face. Bet kitas variantas yra žmonės, kurie nieko nesidaro. Tai turbūt turit irgi tokių pavyzdžių, kad susitinki po 20 metų ir tiesiog nežinai, kaip čia taip gali atsitikti, ar čia tas žmogus, ar ne. Nes, tarkim, jeigu žiūrint Jim Carrey, tai labai spekuliuojama, kad jis ilgus metus gyvena užsidaręs ir tikriausiai galbūt jis nieko nesidarė. Tai rodė būtent, kad ir visa išvaizda, ir barzda, ar ne, ir visas nuslinkęs veido valas. Ir po to galbūt staigiai norint prieš kažkokį tai renginį parodyti, kad aš esu live ir viską pasidaryti iš karto, tai žinoma, greičiausiai ir duoda tą nesėkmę. Mes galim tik tai spėlioti, bet tai yra viena iš prielaidų, kodėl nėra toks geras rezultatas, nes aš manyčiau, kad reikia daryti viską sistemingai, ar ne? Kaip ir mes negalim visą gyvenimą nesportavę per vieną mėnesį užsiauginti raumenų, tai lygiai taip pat ir neprižiūrėdami nei plaukų, nei odos, nei puoselėdami kažkokių savo savybių, mes per vieną mėnesį staigiai visko nepadarysim. Tai dėl to aš manau, tie
tie žmonės, kurie palaipsniui prisižiūri, tas labai matosi. Nuosekli rutina yra tikrai raktas. Ir kitas momentas, daugelį tikriausiai, ir žinau, kad ir jūs specialistai ir medikai taip pat visą laiką primena apie tai, kad jeigu kažkokios tai procedūros, kur mes norime maksimalų efektą, pasidaryti kraujo tyrimus irgi, pasižiūrėti tos deficitus, geležys, cinkas. Holistinis požiūris visada, nes tarkim, pavyzdžiui, net jeigu ir mažas skrandžio rūgštingumas, ar ne, tai visiškai tavo tema. Mes neįsisavinsim baltymų. Tai tarkim, jeigu mes atliekam procedūras kolageno stimuliuojančius, tai nesvarbu būtų, ar ten per mažas, ar radiofrekvencija, ar tai būtų HIFU. Ir jeigu, tarkim, ateina moteris, tu būtinai turi pakalbėti apie bendro baltymo koncentraciją, kiek jinai jos turi, nes turėtų būti, jau būtent kalbant apie odą, 75 gramų ir daugiau. Visa tai iki to jau papildys deficitus, ten, tarkim, ten raumenų, galbūt sąnarių, kremzlių ir taip toliau. Tačiau jeigu jos rūgštingumas yra mažas, jinai neįsisavina ir aišku, neturint baltymų to rezervo ir iš ko statybinės medžiagos, tai apie kokį mes galim kalbėti rezultatą, žodžiu, puikų, ten ar ultraformerio, ar net to paties volniumero. Todėl aš atsimenu labai irgi gerai vieną pacientę, kuri atėjo 65 metų, irgi dariusius procedūrą, vieną stipriausių beje Altera, ir rezultato jinai nematė po 6 mėnesių, kas yra ganėtinai keista, nes po Alteros po mėnesio jau tikrai ženkliai kontūruojasi veidas. Jinai beje žymiai agresyvesnė procedūra, bet irgi turi savo vietą. Aš beje, kadangi Altera trenerė, tai labai giliai išnaršius tą procedūrą, tačiau suskyrus jai būtent baltymus, amino rūgštis ir visas kitas medžiagas, jinai atbėgo po 9 mėnesių padėkoti, sako, kiek man pradėjo viskas keistis, kodėl man šito niekas nepasakė. Tai aišku, būtinai tas holistinis požiūris, negalim mes kažko labai blogai daryti ir ateiti pasidaryti procedūrą ir džiaugtis nušvitimu, nes turi būti kombinacija. Taip. Ir tai yra jūsų darbas, nuostabi ta papildymas prie visumos, kur norisi apskritai kreipti žmogų, pamilti, ar ne, tą rūpestį savimi visame kame integraliai. Tikrai. Aš manau, kad dabar tai turbūt toksai kaip ir gyvenimo būdas, ar ne, ir mada, kad visi supranta, kad tai yra labai susiję. Aš atsimenu, kai baigiau pačius pirmuosius savo nutriciologijos kursus ir buvo ten viena užsienio žvaigždė ir jinai irgi dalyvavo tose kursuose ir jinai sakė, aš niekaip nesupratau, kaip gali būti susijęs skrandžio rūgštingumas, bendras baltymas ir raukšlės aplink akis. Ir kai pamatė, kaip viskas atsistato, kad net ir iš vidinių resursų mes galim padaryti ir pasiekti tikrai labai daug. Tikrai. Kaip nuostabu iš tiesų, kad mes taip greitai ir nuostabu, kad pirmas epizodas būtent Jurgita su tavimi, nes nuo tavęs viskas prasidėjo. Labai ačiū, man su tavimi, Viktorija, nes tikrai kažkaip labai daug metų, ar ne, mes vis tiek kažkuriuose taškuose pasimatom. Tikrai. Ir esi pati puikus pavyzdys viso to, kaip veikia sveiki dalykai. Na ir be galo malonu, kad visa tai susiduria, ar ne, į vieną, turbūt ir puikus gyvenimo būdas, ir grožis, ir sveikata, ir procedūros teisingai atrinktos. Tai yra kasdienė mūsų dalis, kuri duoda ilgainių vaisių. Tikrai taip. Ir, tikrai, aš manau, kad leidom žmonėms, kurie klausys, išsigryninti šiek tiek, suprasti, kad nėra to pirmas įspūdis, kad galime pasimesti, bet iš tikrųjų viskas daug paprasčiau, tik tai reikia žinoti, tikrai pasigilinti, kur pasidaryti procedūrą, apie kurią mąstai, galbūt pasitarus su savo srities kompetitingų specialistų, tu suprasi, kad tavo odai būtent šito laikotarpiu yra tinkamesnis galbūt kitoks priėjimas. Tikrai sunku pačiam labai skaitytis, rasti procedūrą. Tikrai reikia geriau ateiti ir pasitarti. Ir labai blogai, kai žmonės perka procedūrą, bet neįvertina specialisto, eksperto, patirties gydytojo, nes juk procedūra tai nėra knyga, ar ne, kad nusipirkau ir perskaičiau, jinai gali būti tau netinkamai pritaikyta. Tai kadangi jų yra tiek daug, tai tikrai nereikia rinktis, reikia ateiti ir pasitarti, nes mes viską esam surinkę vienoje vietoje ir parinksim būtent tą sprendimą, kuris yra geriausias ir greičiausias tai problemai. Tai Jurgita, ačiū tau labai, man pačiai buvo daug įdomių momentų, kuriuos paklausiu, nes man labai įdomu išgirsti. Tai jau irgi savo susidėliojo momentus, ką norėčiau išbandyti ir tiesiog labai džiaugiuosi, kad jūs esate. Labai ačiū, malonu tikrai. Labai sveikinu, kad prasidėjo štai šitas podcastas. Tai reiškia, kad mes galėsim mūsų klausytojus
vis labiau gilinti į kažkokias jau tokias, na, siauresnės potėmes. Aš manau, kad labai tos siauros temos tikrai yra labai įdomu, jau esam sudarę planą, ką norėtume panarstyti, nes iš tikrųjų, tarkim, mūsų Lietuvos žiūrovės yra labai edukuotos. Jos labai giliai žino, ko reikia ar nereikia, dauguma tikrai yra tokių. Tai aš manau, kad bus labai įdomu panaršyti tuos visus užkulisius, kodėl tas daroma, kodėl būtent jums tas tinka ar netinka ir giliau sužinoti apie pačias procedūras, nes iš tiesų mes turim tiek daug mokymų klinikui. Berods pernai Liepos mėnesį pas mus buvo 20 mokymų. Nes jūs ten rekordus mušat su savo mokymais per metus. Tikrai. Kiek spėjat. Taip, pas mus, sakyčiau, tokia kaip akademija. Visi ateina ir tiesiog išaugo, nes tą pačią procedūrą skirtingi lektoriai, skirtingos patirtis, skirtingai pateikia ir iš kiekvieno išsitraukiam tos tokius grinuolius, ką iš tikrųjų perliukus, galbūt tipsus ir po to sudedam į vieną. Tai aišku, labai smagu, kad taip gali tobulėti, nes tobulėti čia yra kur. Na, o jums bereikia tik ateiti ir pasikonsultuoti, pasitikėti ir išsipasakoti galų gale, kaip iki to ėjote ir ką norėtumėt pakeisti, nes iš tikrųjų daug lengviau viskas negu atrodo. Tik reikia teisingai pasirinkti strategiją. Ir labai geras pastebėjimas išsipasakoti, nes gydytojo pajutimas savo paciento šitoje vietoje man irgi atrodo labai svarbus. Labai. Pajausti, kas vyksta negi emocinė būklė pas žmogų, kuris atėjo, kad, na, suprast geriau ir geriausia tada atliepti tą poreikį. Aš manau, kad klinikui pas mus tikrai dauguma yra, gal net ir visi, sakyčiau, yra fanatai savo turbūt darbo, nes darbę mes ir pasilsim ir turim geriausią laiką ir beje, didžiąją dalį laiko čia praleidžiam. Tai iš tiesų nėra turbūt tokios galbūt odos problemos, kurios negalėtume mes apsitarti, nes mes turim R-Estetik savo chatą, kur yra 100 žmonių, bet 99 laukiam 100-ojo. Tai bet kokią mažiausią problemėlę mes ten galime aptarti, sudaryti konsiliumą, mini, didesnį ar mažesnį ir visada išsprendžiam, nes yra ir onkologai, dermatovenerologai, dermatologai, trichologai, kosmetologų labai daug ir kiekvienas turi savo patirtį. Tai tokia dar gaunasi dar vidinis toksai brainstormingas. Tai iš tiesų tas labai vertinga, nes ligoninėse arba klinikose, tose didžiosiuose gydomosiuose tikrai dažnai daromi konsiliumai. Tai mes tokius grožio konsiliumus vienai ar kitai problemai galim greit išgvildenti. Dėl to labai džiaugiuosi, kad galim pasisemti savo vidinę patirtį. Nuostabu. Ir aš labai tikrai raginčiau po šio video palikti savo klausimus, palikti galbūt temas, kurios jums būtų įdomios, mes būtinai Jurgita atsižvelgsime, ar ne? Tikrai. Pasistengsime įtraukti ir jūsų klausimus perskaityti pabaigoje, gal net atsakymus, ar ne? Būtent kartais bus nesusiję gal su tema, bet matome, kad yra poreikis, yra įdomus klausimas, mes jį įtrauksime mūsų pokalbį. Tai kviečiame būti aktyviems ir ačiū Jums, kad žiūrėjote pirmąjį mūsų epizodą su R-Estetik klinikos bendraįkūrėja Jurgita Stoškienė. Labai malonu, ačiū Viktorija. Ir man atrodo, kad labai daug kas priklauso nuo vadovų. Jurgita, kokia esi tu, kokia tavo vizija, tą tu ir būri aplink ir tokią patirtį tu suteiki. Dėkoju, aš labai tikrai džiaugiuosi ir va šitoje vietoje galiu padėkoti savo mamai, dėl to, kad kai tik atsidarė klinika, jinai atėjo, pasižiūrėjo ir sako, vaikeli, sako, tu turi dirbti taip, kad kiekvienas išeitų iš kabineto su šypsena. Ir aš turbūt va šitą emociją, atrodo toks paprastas dalykas, perdaviau visam mūsų kolektyvui ir dažnai netgi klausia tie žmonės, sako, kodėl jūs čia taip šypsotės toj klinikoje? Nu, sako, tiesiog, vat, mes taip šypsomės, mes taip įpratom ir tiesiog, vat, galbūt aš savo pavyzdžių, nors pati nesitikėjau, kad tikrai turėsiu tokią įtaką, visos mūsų merginos, na tikrai kaip nuo podiumo nulipę, šypsosi, malonios ir tikrai išleidžia tą pacientą su šypsena. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes tikrai mes norim grįžti tą vietą, kur mes rūpim. Tai tikrai taip. Visą laiką. Ir tas labai jaučiasi iš tiesų. Ir jo, kiek aš pažįstu merginų čia dirbančių ir gydytojų, tai visi be galo džiaugiasi, kad yra šalia tavęs. Labai malonu, tikrai. Ačiū. Tai ačiū tau, Jurgita, ir laukite mūsų sekančių jau tokių tikslingesnių, kaip sakau, target pointed pokalbio epizodo įvairiom grožio temom. Ačiū.